Aušrą ir Tomą sutikome Vilniuje įsikūrusiame Ogmios mieste, kuriame mūsų projekto dalyviai praleidžia beveik visą savo laiką. Repetuoja, ieško naujų idėjų savo pasirodymams ir jau dalina pirmuosius autografus gerbėjams. Aušra ir Tomas prisėdo šalia įsikūrusioje mūsų kepyklėlėje, jaukiai pasišnekučiuoti ir aptarti būsimus konkurentus. Katežina. Super. Rumba, ne? Jausmingai. O sakė, aš negaliu rankos jausmingai išties. Puikiausiai viską ištiesė, gražiai atrodė organiškai. Tas jaudulys užkulisinis labai jautėsi visų. Priejau prie Merūno, pameni? Teisingai. Stovi žmogus, taip žiūri, akis kažkur tai toli. Pirmąją laidą itin įdėmiai stebėjusi Aušra buvo atvira. Ji didžiausių konkurentų įvardino dainininką Donatą Baumilą. Visgi gražių žodžių aktorė nepašykštėjo ir kitiems vyrams. Man asmeniškai labai patiko Juozas, todėl kad jisai buvo toks linksmas, jis taip kaifavo nuo to, ką darė. Man labai gražus buvo Merūnas. Bet Merūnas visiems gražus, ką jau čia slėpsi. Prie scenos ir televizijos kamerų pripratusi Aušra atviravo, nepaisant patirties, jaudulys ypač stiprus. O jeigu tenas adrenalinas supumpuosi smegenis ir kojas nebegaus informacijos, ką reikia daryti, tai visko gali būti, bet tas tikriausiai ir labiausiai ir baugina. Aš esu pasiruošęs tam, kad, sakykime, gali atsitikti taip, kad išėjus į tiesioginį eterį pirmą kartą gyvenime šokti, pirmąjį šokį, žmogui gali būti stogas nuvažiuoti, suimti stabas kažkoks tai, rankos drebėti, klausa prapult, ar regėjimas, ar nualt, ar dar kažkas. Akylesni žiūrovai ko gero pastebėjo, kad šokėjas Tomas sutvarstytas. Atrodo, dar sekmadienį repetavom, viskas buvo super, o jau pirmadienį susiskambinu, sako, palauk, aš tau negaliu kalbėti, aš pas gydytojus. Aš ten tas 2 valandas, kur laukiau, kas ten pas tas gydytojus, tai kaip ant adatų. Šokio metu, atrodo, nieko rimto, bet tiesiog skausmas privertė mane sunerimti po to. Stuktelėjau petį, sumušimas. O kas ten viduje yra, niekas nežino. Sako, kad gyvensi. Nors pora kurį laiką dėl šios traumos nerepetuoja, šokių profesionalas Tomas Lausgalvis patikino, kad jų niekas nesustabdys ir jau kitą sekmadienį Tomas ir Aušra žengs ant projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra parketo. Konkurentai, laikykitės. Mūsų stiprioji pusė su Tomu, tai aš.